reikia moterims būti ekstrasensiams, kad vyrus supras. O kartais viskas kaip ant delno, aišku, o vyras kukų jam nedašunta. Svarbiausia, jums turi dašusti. Jūs turite suprasti. Jūs turite suprasti save. Kad suprasti kitą, labai gerai reikia suprasti save. Todėl nereikia lysti į kito daržą ir jam kažkaip tai smegenis rakinėti, bandyti jį kažkaip tai keisti. Nereikia šito daryti. Ta daro psichologai, ta daro psichiatrai, prašom, kreipkitės, tvarkykitės, ne? O tu, žmogus, turi jaust save, turi suprasti savo jausmus, kaip aš noriu ir eiti link šitų norų. Ir kada tai supranti, kada tai puikiai supranti, o tau jau tada aišku, tau yra stabilu, tu žinai, ko tu nori ir tu tai darai. Tu galiu pasiūlyti tam kitam, klausyk, jeigu tu nori likti su manim, tai mes keičiam tą ir tą. Jeigu aš tau esu svarbi. Jeigu jūs irgi esate psichiškai sveika, va taip, stabiliai jaučiate. Nes man tai nekomfortiška, man nepatinka tai, ne? Jeigu tu šito nekeiti, tai tada viskas, man tai netinka, tiesiog man taip netinka. Galit taip suprasti, galit savo tai duoti tokį išrišimą tokį. Man netinka ir aš todėl galiu atsisakyti, nes man netinka ir tai yra priežastis atsisakyti. Labai viskas paprasta.